Jeigu jūs jaučiat, kad jūs kartojat tą patį scenarijų, kaip kartodavo ar darydavo jūsų mama, jeigu jūs jaučiat, kad pas jūs yra tie patys veiksmai, kuriuos darydavo tėtis ar mama, tai reiškia, kad pas jūs yra įsijungusi lojalumo programa. Lojalumo programa pirmame aukšte, jinai nėra nei pavojinga, nei nepavojinga, bet mūsų pasąmonė lojalumo programą priima todėl, kad pasąmonėje mes taip galvojam, kad mes nusipelnom mamos ar tėčio meilės, nusipelnom jų dėmesio. Mes darom taip, kaip darė jie, kad mus pagirtų, kad mus pastebėtų, kad pasakytų, jūs esat geri, šaunuoliai, o kai bara pas mus toks jausmas būna, kad mes kažką padarėm netaisyklingai. Ir šita programa mums trukdo pasiekti šitų rezultatų, kurių mes norim patys.